pagaliau grįžus į normalų rungtynį ritmą? Iš tikro, negrįžau aš pats asmeniškai normalų rungtynių ritmą, nes koja vis tiek žaidžiu su viena koja. Nori, nenori, man dar reabilitacijos reikėjo kokių poros savaičių, bet tiesiog matau, kad reikia komandoje, manęs gal taip pasakyti, reikia padėti vyram ir tiesiog atėjau ir kiek galiu, tiek padedu. O iš tikro malonu, kad kai grįžau iš dvi rungtynės mes laimėjome ir gan solidžiai, sakykime, be galimybės, stipriai laimėjome. Tas malonu iš tikro. Buvo sunku be krepšinio gyventi? Be proto sunku. Iš tikro ypatingai antrų trenerių sėdėti ant suoliuko, kad tas, ten vis tiek netiesiogiai nenueina sprendimai, negalimi ir plus negali žaisti, tiesiog esi kažkur tai ori, kabi, realiai. Tai aš nesu tokio stiliaus žmogus. Iš tikro labiausiai norėjusi grįžti į aikštelę, 100%. Tai be galo džiaugiausi, kai vaikas to kamuoliu pirmas treniruotės, ten krykštavau, kaip sako. Pat šiandien tikėtis tokio sėkmingo savo asmeniškai atkarpos trečiam kėliny? Aš iš tikro čia tam ir esu ir dabar aš ir grįžtu, aš nežaisiu daugiau kaip ten kol kas tokį mėnesiuką, kaip 20 minučių, bet išeisiu ir padarysiu tai, ką aš moku. Užvesiu komandą, padarysiu geras atkarpas. Bent jau stengsiuosi, kol kas tas išeina, tai labai malonu. Kada tikite sugrįžti? Normaliai į ritmą, vis tiek tai buvo operacija, tai buvo taip pjūvis. Visi žino, kas jas turės, kad ne taip paprasta po jų sugrįžti. Tai, dar reiktų kokių 2-3 savaičių realiai iš tikrųjų. Bet, nežinau, super, iš tikrųjų, vyrai kaunasi, tokią gynybą parodėm, kad, sakalus kažkaip, sakykime, taip lengvai varėm į kažkur ten į kampą ir tikrai malonu. Kas šiandien padėjo tą persilaužimą pasiekti po didžiosios pertraukos? Laimėjo tą atkarpą 3:20. 3:20 laimėjau. Neblogai. Gal taip ir nesu tokios atkarpos. Be abejo, gynyba. Tik tai gynyba. Tik tai toks, kaip sakant, pradedam vienas kitą jausti kitą vertus. Sakykime, tikrai sunku. Aš pats atėjau prieš savaitę į treniruotės ir pajausti vienas kitą, tai čia ne taip paprasta. Mes esame nauji žaidėjai. Tikrai ne kartą gyvenime beigni. Ten aš gal su keliais esu žaidęs. Daugiau visi iš visų pakampių, taip pat reikia to susitelkimo, pajutimo, nes krepšinis komandinis žaidimas. Ir šiandien mes, kaip sakant, petys į petį pradėjom jausti, ypač gynybai, kas svarbiausiai. Kas labiausiai komandoje neramina šiuo metu? Neramina iš tikro tai traumos. Be abejo, mūsų pagrindinis, sakykime, centras, kuris ten turėtų atlaikyti tos visus didžiaūgius. Mes kol kas verčiamėms neblogai, todėl jam yra galimybė atsigauti. Juodaodis mūsų iškrito irgi ten bronchitas, taip kad aš buvau iškritęs. Ten prieš tai, tokį Šarūnas Vėlius turėjo traumą. Vėlgi, iš tikrųjų, jeigu visi sueitumėm, būtų tikrai mūsų graži hebrytė, kaip sakant, surinkta būtų, su kuria galima būtų tikrai smagių dalykų nuveikti.